laistymo sistemos, sakykime, paruošimas žiemai arba po žiemos vėl paleidimas. Tai kaip elgtis su laistymo sistema, vejos laistymo sistema. Tai pirmiausiai vaizdas yra, kad suprasti techniniai patalpoj. Čia yra slėgio palaikymo automatika iš vandens gręžinio. Tai čia rodiklėmis galim padidinti arba pamažinti norimą slėgį. Tai jeigu laistymo sistema, sakykime, nepasiekia visų vejos kraštų, yra tokia galimybė pasididinti, tarkim, iki 4 barų slėgį ir tada automatika užkelia iki 4 barų. Čia dabar šiek tiek daugiau užkels, bet po to truputį pakris. Tai šiaip optimaliai apie 3,5 turi būti. Ir čia, kaip matom, yra, atitolinsiu, čia yra vamzdis, kuris pareina šitas viršutinis iš gręžinio ir sujungtas automatika, išsiplėtimo indas. Taip pat čia yra slėgio toks mechaninis slėgio skalė, kuri rodo, kiek yra slėgis dabar sukeltas. Tai apie 3,8 taip ir yra. Tuomet mes turim padarytą atšaką, kuri keliauja į namą ir po to įsišakoja, nueina į katilą, į boilerį, į karštas vanduo įsišakoja, išsivedžioja po namus ir taip pat šaltas vanduo. Taip pat yra, tai čia žemyn keliauja, yra šitas pagrindinis, sakykime, namo užsukimas, atidarimas jau į patį namą. Tai čia šitas filtriukas, stambių dalelių surinkimo filtras, nesudėtingai valomas. Jeigu slėgis nukrenta dėl filtro užsikišimo, galima jį užsukti šitą sklendę ir jį, tiesiog jisai susiriegiu, ta plastikinė dalis nusisuka. Apačioj dar yra toksai, parodysiu, kaip kranelis, kurį atsukus galima išleisti vandenį dar iš tos kolbos ir ta pati kolba atsisuka. Kolbos atsukimui yra specialus toks raktas. Tai jį iš apačios užmauni ir gali atsukti, išvalyti visą filtrą vidų ir sumontuoti atgal. Ir tada vėl atsisukti vandenį, šitas atsisuka į namą. Jeigu norime, taip. Tada toliau čia atšaka į namą, toliau čia, kur yra šita kolba stambių dalelių, ir tada čia yra 2 atšakos jau vandens valymo filtrams. Tai paduodamas ir grįžta išvalytas, nukalkintas, nugeležintas vanduo. Tai apie filtrus bus kitame video. O čia turime atšaką, tokią pajungimas. Atjungiam dabar. Žodžiu, čia yra atšaka, šita visa atšaka eina į laistymo sistemą. Tai ten toliau matosi, ten žodžiu žemyn į žemę leidžiasi ir paskui išeina į lauką, paskui parodysiu, kur lauke yra. Ir čia yra tokia kaip alkūnė padaryta, žodžiu, ir ventilis vadinamas, dabar jis aišku užsuktas, atsukus čia pradėtų vanduo bėgti. Tai čia yra, ir yra pritaisytas specialus angalis, nieko čia super ypatingo, iš kelių dalių kombinacijos su santechniniu sujungimu paprastai padaryta, kad šitoj vietoje užsimautų visiškai standartinis kompresoriaus pajungimas. Kai būna kompresoriaus pasijungia pistoletas padangom pūsti, lygiai toks pat paprastas, jisai šitoj vietoj užsimauna, užsifiksuoja ir mes galim išpūsti tada, paduodant aukštą oro slėgį, galim čia pūsti orą ir jisai išpūs mums į lauką visą vandenį ir iš lauko sistemos, iš laistymo sistemos jisai išpūs mums vandenį žiemai. Tai daroma, žiūrim, kad naktį nebūtų, nebūtų žemiau 0 naktimis, jau rekomenduočiau išpūsti šitą visą vandenį iš laistymo sistemos viso vamzdyno lauke esančio. Ir kad jis tiesiog nesušaltų ir nesutrūktų, nesusproginėtų vamzdžiai ir nebūtų problemų paskui didelių su remontu. Tai
Tai pirmiausiai, ką mes dabar padarysim, tai dabar aš viską, kaip sakant, darau, ką irgi reikia pačiam pasidaryti. Jau didelė šalnos, naktim 0 laipsnių, tai aš dabar pirmiausiai užsuksiu įvadą, šitą būtent atšaką, kuria eina į laistymo sistemą. Tai biškį jėgos reikia. Tai užsisukau. Dabar aišku, šito negaliu atsukti iš karto, nes šis slėgis yra nemažas vamzdžiuose. Tai kad neužpilčiau kompresoriaus talpos, tiesiog einu į lauką ir tenais, kaip sakant, nuleisiu slėgį iš sistemos. O kompresorius paprastas, standartinis, čia jisai, nežinau, čia kelia iki gal 8 barų, bet standartinis, nieko ypatingo, mašininis, naminis kompresoriukas, nieko super ypatingo nereikia. Tai dabar keliausime į lauką. Na ir šiek tiek dar informacijos apie patį valdymą, laistymo sistemos automatiką. Jinai nėra labai sudėtinga. Dabar, kaip matot, yra off, tai išjungta visai, aš išjungęs, kad jinai nereaguotų, nepaleidinėtų. Dabar, kai visiškai nereikia to laistymo, tai galime paleisti auto režimą. Tai jisai pagal nustatytas valandas ir kalendorius, matosi data, laikas, yra nustatyti, kada laistyti. Tai, sakykime, įrengėjas nustato protingą laiką, kad labai anksti ryte palaistytų veją ir viskas. Tai, sakykime, taip tas automatinis režimas ir veikia. Čia galima pagal datą, laiką ir šitą laikus, tam tikrus galima jos būtų pirmadienis, antradienis, trečiadienis iki sekmadienio keisti tos laikus, bet nerekomenduoju reguliuoti, nes galima prisireguliuoti, užsipilti per daug veją, galima supūdyti veją ir taip toliau ir panašiai. Tai pagal rekomendaciją palikti tas nustatymus standartinius, kokius padaręs įrengėjas, specialistas. Ką mes galim pasireguliuoti, yra šitas procentukas, procentinis toks reguliavimas, minus 50%. Mes galim pasimažinti, pavyzdžiui, iki 0 ir taip ir palikti, vėl paspaudžiam auto, jisai dingo tas minus 50%. Tai tas, jeigu 0, tai jisai pūs sakykime, jeigu yra nustatyta ryte, kiekvieną rytą po 15 minučių laistyti, jeigu 0%, tai jisai 15 minučių ir laistys. Jeigu mes uždėsim plus 50%, jisai laistys 15 minučių plus dar 50%, tai gausis 22,5 minutės. Jeigu 100% padidinsim, jisai pusę valandos laistys. Ir neigiamą reikšmę taip pat, jeigu minus 50%, jisai laistys ne 15 minučių, 7,5, ir taip toliau. Tai jeigu matom, kad veja geltonėja ir reikia papildomai laistyti, neužtenka to vandens, tai mes tiesiog pridedam procentalį ir to pilnai pakanka viso sezono metu pasireguliuoti tą tinkamą laistymą. Ir to laiko galim visiškai šito dalyko visiškai nereguliuoti. Laiką, datą galim statyti, jeigu dingo elektra, kažkas tai nusimušė, pabėgo. Ir galima dar manualinis režimas, tai čia yra all, tai reiškia, kad visos zonos laistysis. Mes galim pakeitinėti, kad pirma zona, antra, trečia zona, ketvirta, penkta zona, šešta arba visos zonos, tada spaudžiam next ir galim pasirinkti, kiek minučių mes norim dabar palaistyti. Jeigu aš paspausiu vėl next ir jisai kiekvieną zoną paeiliui po 10 minučių palaistys. Bet aišku, mes dabar to nedarysim, išjungsim. Tai viskas, realiai toks reguliavimas, pakankamai paprastas. Jeigu sezonas baigėsi, aš tiesiog palieku ant off, šrozetės galima ištraukti, jeigu yra poreikis, šiaip nežinau, aš palieku. Ir tiek, būtų smagu, jeigu būtų viskas su appsu per Wi-Fi, bet, nežinau, čia gal senesnė sistema, tai valdoma, pusiau automatiškai, vis tiek reikia pasireguliuoti prie prietaiso, nuotoliu neišeina, bet realiai, taip, tai dabar einam toliau prie pačio kolektoriaus. Čia turime kolektorių, jisai uždengtas žaliu dangčiu, čia dabar išėmėm, tarp kitko čia yra
irgi šulinėlis toksai vat sutvarkyta gręžinio šulinys, tai čia jisai uždengtas tiesiog, tai jeigu reikėtų, tarkim, kada nors išsitraukti gręžinio siurblį, tai vat šitoje vietoje taip sutvarkymas toks pakankamai elementarus. O čia yra kolektorius. Gal neversiu. Kolektorius, jisai realiai pareina iš katilinės, kur matėt šaltas vanduo į laistymo sistemą. Dabar čia viskas po slėgiu. Ir mes turim atšakas. 1 zona, 2, 3, 4, 5, 6 zonos. Tai dabar mes, jeigu norim išleisti sistemą, tai mes, čia yra tokie rankiniai, va tokie va pipsiukai. Tai va mes, čia galimas atsuktuvą, jeigu rankom neina. Tai paimam, atsukam vieną. Aha, čia netgi išsitraukia, bet žodžiu atsukam. Dabar turėtų kažkur tai gal už namo išsileisti tas slėgis, kuris buvo sistemoj. Tai nežinau, dar vieną galim dėl viso ko irgi atidaryti. Tai va, žodžiu, porą šitų zonų rankiškai atsukau, va šitais sklendės tokios mažas. Ir dabar mes eisime, atsuksim, viduj parodysiu, kur atsisuka, žodžiu, nusiorinti, jau išstumti orų visą vandenį. Tai va, dabar pasileidom kompresorių. Tai kompresorius rodo panašiai apie 4 čia barus. Gerai, pakankama 4 barai. Ir galime jau atsukti šitą sklendę, kuri į lauką, išpūtimas. Nu va, dabar jisai pučia orą į lauką. Einam žiūrėt, kas daros lauke. O lauke tos zonos, kurias buvau atsukęs, jos išputinėja visą likusį vandenį. Dar matosi, čia burbuliuoja. Dar oras eina šiek tiek su vandeniu, tai mes galim šiek tiek palaukti. Nu gerai, buvau 2 atsukęs, tai vieną užsuku atgal. Gerai. Abi užsuku. Atsuksiu po vieną dabar jau. Taip atsuku šitą. Palaukiu, kol oras eis be vandens tiesiog. Nu gerai, jau vanduo nebebėga. Užsuku tada, varlės gyvena, užsuku, žodžiu, šitą, kurį buvo atsukęs, oras nebeina. Gerai, suku dabar šitą, kurio nebuvau sukęs. Nu ir va, dabar pasileido va šitą zoną. Va, išeidinėja oras. Nu realiai va tokiu būdu dabar aš tą va zoną užsuksiu. Sekančią atsuksiu, užsuksiu, sekančią, ir taip pat visas 6. Aš, žodžiu, praeisiu ir išpūsiu visą sistemą. Kompresorius visą laiką paleistas, veikia, orą pučia. Ir galiausiai visas truputėlį paliksiu atsuktas.
Ir uždarysiu dangtį ir viskas. Ir bus čia tiesiog va tokia be slėgio, be vandens sistema, kuri neužšals. Viskas su vandeniu taip, o kada ateina vasara, nori laistyt, ateinu, užsisuku šitas 5 iš 6, vieną palieku, atsuku tenais, kur jau rodžiau vandenį į laistymo sistemą, nu ir per tą vieną atsuktą, kur čia būsiu palikęs, jisai vat pradės man, žodžiu, purkštukį purkšti. Ir tada aš jau palikau tą vieną tam, kad oras išeitų ir tik vanduo paskui bėgtų, o ne oro nebeliktų, žodžiu, vamzdžiuose. Ir tada aš, žodžiu, užsuksiu ir tą paskutinį ir viskas. Ir tada jau reguliuosiu per valdymą, kur rodžiau automatiką. Galima, aišku, nežinau, šiaip galima būtų taip pat ir ten kiekvieną nusiorinti, kaip pradedi, tarkim, sezoną, tai tarkim, kiekvieną dar irgi taip, kaip dabar, kai vanduo jau atsuktas, aš kiekvieną atsisukinėju, žodžiu, švarinėju tą orą, tada to oro nebus. Nu, bet aišku, jeigu pasileis laistymo sistemą, tai pirmą kartą tik tais orą išstums, paskui vanduo bėgs, o sekančius kartus jau bus nusiorinęs, tai problemos nėra, tai žodžiu, čia kaip darysi, tai blogai nebus. Tai vat, su laistymu tiek. Kol išputinėjau dar sistemą, dar nepaminėjau, kad va, kaip pavyzdys analogiškas, tai ir kitose namuose būna, čia yra daviklis nuvestas, jisai matuoja, nu kaip, drėgmės daviklis tiesiog. Ir jeigu šitas rodo, fiksuoja drėgmę, kad buvo lietus ir panašiai, tai laistymo sistema automatiškai tą laiką nelaisto vėjos. Tai žodžiu yra, sakykime, apie tai pagalvota, kad jeigu lyja, tai kam tada laistyti reikalinga ir ten perlaistyti tą vėją. Tai va, dabar turbūt tikrai su laistymu kaip ir viskas. Taip pat pradėjus naują sezoną laistymo, reikėtų tiesiog per manualo režimą, kur rodžiau automatiniam tam valdiklyje, pasileisti, nu, ten po minutę, 2 visas zonas ir apeiti viską, apsižiūrėti, ar visos zonos yra užliejamos, ar nėra užsikišę kažkurie tai purkštukai, ar nežinau, slėgio netrūksta, ar gal nedapučia iki kažkurios vietos. Gal kažkurį po žiemos purkštuką gali net reikėti pakeisti. Tai aš duodu kontaktą įrengėjo arba, nežinau, į savo kažkokį tai įrengėją, kreipiatės, kas jums padarė, ir tada jums atvažiuos, sureguliuos, pakeis purkštukus, ką reikia. Nežinau, galima pačiam, bet aš kažkaip, kiek reguliavau, man taip idealiai nesigauna, tai geriau pasikviečiu vieną kartą prieš sezoną, čia atvažiavęs 10-15 minučių sureguliuoja ir man praktiškai visą sezoną atlaiko, viskas būna gerai. Tai, nu, tai galima dar ten vasaros vidury pabandyti pasižiūrėti, irgi prasitestuoti, ar niekas nepasikeitė. Nes vis tiek, jeigu vanduo ypač iš gręžinio, tai gali būti kokių tai smėlio dalelių, kažko gali kažkurį tai purkštuką, sakykime, užkišti, ar jis iš savęs gali pradėti nesusukinėti ir į vieną vietą tik tais purkšti tą vandenį. Aišku, ir kitas dalykas, kada karšta vasara, sausas oras labai, tai, nu, pastebėti galima, kad kažkuri zona geltona pasidaro, nu, tai jau akivaizdu, kad negauna vandens nuo laistymo. Kažkuri tai vieta, kažkoks tai kampas sklypo ar panašiai. Tai va, tokie reikalai.